Šiauliai. Tai 4. didžiausias miestas Lietuvoje. Šių metų pradžioje gyventojų skaičius siekia kiek daugiau nei 100 000 ir jis kasmet vis krenta. Šiauliai tapo svarbiu pramoniniu Lietuvos centru, tačiau kultūrinis gyvenimas čia dėja yra gerokai sustojęs. Po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų buvo sugriautas Šiaulių miesto senamiestis. Daugybė kažkada buvusių kultūros ir pramogų centrų, tokių kaip kino teatras Laikas, yra apleisti, o mieste smarkiai klesti tik nesenai įsikūrusios laisvalaikio ir pramogų vietos. Parodos ir kino teatrai dėja lankytojų sulaukia vis mažiau, nors kainos Šiauliuose yra mažesnės nei sostinėje. Labai yra bjaurus oras ir iš tikrųjų nežinau, sėdėsime namie, gersime kavą arbatą ir žiūrėsim kokį filmą, nes tikrai nėra ką veikti. Renginių yra, nėra jų labai daug, bet jų galime atrasti, jeigu norime, tik iš tikrųjų labai trūksta informacijos. Plakatų, skelbimų, jų atrodo, kad galbūt yra, bet iš tikrųjų niekas nieko nežino Šiauliuose, kas vyksta. Jeigu tik labai nori, turi pats sunkiai ieškoti. Šiauliuose yra nemažai įvairiausių kolektyvų, vaikų ir suaugusių. Aš galvoju, padėtis yra visai nebloga, tik galbūt Šiauliuose trūksta gerų koncertinių salių. Šiauliuose iš tiesų daug įvairiausių kolektyvų ir labai gabių, talentingų vadovų ir žmonių, šokėjų, dainininkų, instrumentalistų. Bet aš manau, kad ta kita masė, kuri nedalyvauja tose reikaluose, yra ganėtinai pasyvi. Visomis prasmėmis, ėjimo į koncertų atžvilgių, balsavimo už savo miestą kažkokio projekto metu. Dėl to dabar dalyvauju choro karuose už generolą, kad galbūt pavyktų netikėtai išjudinti šiauliečius, kad jie iš tikrųjų pabustų ir suprastų, kad Šiauliai iš tiesų yra geras, gražus, talentingas miestas, kuris kažką gali nuveikti. Taigi, Šiauliai miestas su potencialu. Jame užaugo daug gabių ir žinomų žmonių. Tačiau šiuo metu mieste tikrai trūksta visų šiauliečių įsitraukimo, kad renginiai būtų ne tik organizuojami, bet ir lankomi. Taip pat trūksta ir informacijos apie mieste vykstančius renginius.